manau, kad žmonės išklausę tai, ką mes išgirdome čia prieš santuoką, tas baisus skyrybų procentas pakistų net pažįstamai į geresnę pusę. Tai va, aš manau taip. Aš iš tikrųjų pasidalinsiu tik tai tiek, kad mes čia važiavom kaip ir neturėdami labai kažkokių tai lūkesčių ar problemų ar krizių. Tiesiog buvo smalsu, nes žinom, kad pas Arną bet kuriuo atveju vis tiek bus gerai, bus žinios, bus augimas ir, kaip pats Arnas pasakė savaitgalio metu, ir tai turbūt sakinys, kur man labai labai užstrigo, kad tai yra vieta, kur sužinai apie galimybės, ką dar gali padaryti santykiuose, ką dar gali praplėsti santykiuose ir kur gali nueiti. Tai, veikti tikrai yra ką ir dirbti tikrai yra ką, o dirbti reikia, nes jeigu norim augti kartu ir tą daryti nuolatos, tai reikia įdėti ir laiko, ir darbo, ir, kaip aš sakau, be didelių lūkesčių, bet grįžtam jau prisitaikę keletą dalykų ir mes dar žiūrėsim užrašus ir tikiu, galbūt išsikelsim kažkokias tai tradicijas, galbūt pakartosim praktikas, kurias atlikom ir padarysim tai kaip mūsų poros, laiką, diskusiją, mūsų poros seminarą. Tai iš tikrųjų, jeigu norit praplėsti savo ne tik žinias, nes žinios iš savęs svorio neturi, yra svarbu, ką mes su jom darom. Tai čia yra puikia vieta įgyti ne tik žinias, bet ir sužinoti, ką su jom nuveikti. Ačiū. Ačiū labai.